Rolling through the plains, John Deere in the sun, cockerlings behind. Sveiki, javapjūtė, svarbiausias metų laikas augalininkystės ūkiams įsibėgėja, o mes norime priminti, kaip svarbu yra turėti tinkamą padargą naujo sezono dirvos paruošimui iš patikimų partnerių. Waves in the summer shine. O kaip sekasi darbuotis šiuo Kiokerling Rebel skutiku, sužinosime visai netrukus. Working together. Šiandien atvykome pas Jolantą ir pas Martyną į ūkį šiuo įtemptu ir sudėtingu ūkiui laiku, kadangi yra javapjūtės įkarštis ir norim, Jolanta, jūsų paklausti, kaip jums sekasi darbai. Tai gerai, nusikūlėm jau miežius pakankamai sėkmingai, dabar jau persiritom į antrąją rapsų kūlimo pusę. Iš tikrųjų, šitas sezonas toks labai ankstyvas, darbų prasme, javapjūtės prasme, bet man patinka, nes mes turim netgi truputį poilsio, nusikūlėm vieną kultūrą, ramiai perėjom ant kitos, tai kažkaip, sakyčiau, kol kas be streso. Taip pat turim našę reikalingą mūsų ūkių techniką, kas irgi labai lengvina darbų spartą ir kokybę. Smagu girdėti. O Martynai, kaip jūs? Jo, iš tikrųjų, čia atsirado ūkyje pas mus šitas komplektukas. Labai pagyvino darbą, pagyvino nuotaiką, puikiai susitvarko su savo užduotimis pilnumoje. Tai labai smagu matyti laimingus ūkininkus ir girdėti gerus atsiliepimus. Martynai, o kas lėmė jūsų šitą pasirinkimą? Skaitliukas. Skaitliukas gerai. Ne, iš tikrųjų rinkomės iš daugelio variantų, bet aš konkrečiai norėjau, mano prioritetai buvo lengvas, paprastas aptarnavimas, santykinai pigios dylančios visos dalys ir tiesiog, kad būtų paprasta prižiūrėti ir nereikėtų daug galvos sukti, nes mums reikalingas patikimas, stabilus, lengvai aptarnaujamas padargas. Šiaip labai yra svarbu iš tikrųjų ūkininkam teisingai pasirinkti padargą, pasirinkti apskritai techniką pagal jų turimą žemės, nes Lietuva labai visgi turi skirtingą dirvožemį ir vieni turi molius, kiti priesmelius, pas mus čia iš tikrųjų irgi visko turim, visko pilna ir tam pačiam netgi lauke. Tai būtent šitas skutikas susitvarko su to savo darbu mūsų žemėse tobulai ir esam tikrai labai patenkinti. Martynai, o kiek buvo svarbu jums renkantį šį skutiką atsarginių dalių palaikymas ir patikimas partneris? Tokie dalykai visada labai svarbu yra, kai renkiesi techniką ir tai yra vienas iš aspektų, dėl ko renkiesi ar traktorių, ar padargą, įsivertini iš ko perki ir kokį gausi palaikymą atsitikus bėdai. Kadangi minėjot, kad su šituo skutiku šitam lauke važiuosit pirmą kartą, tai aš manau, kad nieko nelaukiam, sėdam ir pabandom. Rolling through the plains, John Deere in the sun, cockerlings behind. Tai kaip ir buvo minėję, pradedam darbus su šio komplektu, tai John Deere 6R250 ir šio Kiokerling skutiku. Važiuojam šitam lauke pirmą kartą. Pažiūrėsim, kaip mums seksis. Kol kas gerai? Ir man tai panašu, kad viskas gerai. Tai kaip matom, greitį turim. Iš tikrųjų susitvarkom neblogai. Ką noriu parodyti, kad važiuojam į įkalnę. Tai greitį turim 13,5. John Deere's power, cockerling's flower. Tai Jolanta ir Martynai, noriu paklausti, ko palinkėtumėt mūsų Lietuvos ūkininkam? Tai visų pirma, aš palinkėčiau turėti patikimą tiek grūdų supirkėją, tiek technikos tiekėją, kuris turi stiprų patikimą servisą, į kurį gali kreiptis be problemų ir būsi išgirstas ir suprastas.
Aš tai palinkėčiau, kad būtų iš ko rinktis ir už ką rinktis. Na, o mes iš savo pusės jums palinkėsim geros javapjūtės, lengvos javapjūtės ir pelningas. Forever working together. Jeigu ir jūs svarstote apie diskinio skutiko įsigijimą, susisiekite. Mūsų didelė ir profesionali komanda visada pasiruošus jums padėti rasti tinkamiausius ir geriausius sprendimus jūsų ūkiui.